Aš realiai būdavo dienų, kur galvodavau, kad aš neturėsiu kur gyventi. Vat sekančią dieną, jeigu aš nesusimoku nuomos, arba mano ten kambariokai tie pas ką buvo apsistoję, sako, žiūrėk, kad važiuoja pas mus šeima, nebegali būti, aš realiai žinau, kad aš turiu susikrauti daiktus ir aš nežinau, kur aš būsiu. Žinau, kad man nieks teatre Lietuvoje neduos vaidmens, nes aš nebaigus akademijos, manęs čia nieks nežino, kaip aktorės niekam aš neįdomi. Kaip esi pilnas entuzijazmo, viskas atrodo wow. Neturėjau darbo kaip aktorė. Ir nebežinojau iš tiesų, ką daryti su savo gyvenimu. Negavau vaidmenų arba jeigu gaudavau, kažkas nesusiklodavo. Tai mes turim tą vadinamą išėjimą iš savęs menininkai, kur visos blogybės tampa absoliučia gerybė. Jeigu mes tik sėdėsim ir braukysim per Instagramus arba telefono ekranuose gyvensim, tai mes ir būsim tokie riboti žmonės ir aktoriai, kūrėjai. Dabar irgi mes gyvenam, mes nežinom, kaip bus, tai aš net nežinau, ką čia galvot, bet man atrodo, kad aš dar renku tas patirtis ir aš jas dar dėlioju ir man labai įdomu, kas bus pačiai. Viskas prasidėjo tai turbūt nuo mano gimimo ir gimiau jau artiste. Visada vykdavo šou namuose, bet kokiu atveju. Aš dar prisimenu, kaip turėdom tokias skraidančias lėkštes spalvotas. Tai mes su mano vaikystės draugė jas priklijuodavom su izoliacija prie stalinių lempų ir gaudavosi žalias, ten salotinis apšvietimas ir mes ten savo tėvam darydavom performansus. Tai viskas prasidėjo nuo to. Tada mokykloje dramos būrelis, prisimenu, ten vaidindavom visokiose Kauno Vilkolakio jaunimo teatre ir ta scena visą gyvenimą mane lydėjo ir aš visą laiką scenoje jausdavausi geriau negu bet kur kitur. Pradėjau šokti, profesionaliai šokau daug metų ir va tada baiginėdama mokyklą supratau, kad aš norėčiau būti aktorė. Neprisimenu kaip, bet kažkaip praleidau stojamuosius į akademiją ir įstojau į psichologijos kursus, į psichologijos bakalaurą Vytauto Didžiojo universitete, kur ir baigiau, bet jau įstojusi žinojau, kad aš pabaigsiu ir mausiu studijuoti aktorinio iškart po to. Tai paskutiniais metais jau kažkaip taip rezgiau planus galvoje ir pasiėmus tą bakalaurą į ranką, po 2 mėnesių skridau į New Yorką. Ir ten įstojau į Lee Strasbergo filmo ir teatro institutą, ten mokiausi 3 metus ir po to ir dirbau. Taip, tai Amerika man davė tokį pirmosius žingsnius aktorinėje karjeroje. Aš augau su mama ir mano močiutė. Mano mama labai kūrybingas žmogus, buvusi klasikinio baleto šokėja, Čiurlionio meno mokykloje mokėsi, vėliau pas Jūratę ir Česlovą Norvaišą Kaune sukurio, viena iš pagrindinių šokėjų buvo daug metų. Tai užaugau labai tokioj meniškoj, kameriniai aplinkoj. Mano močiutė buvo lietuvių kalbos dėstytoja, buvo apsupta daug knygų. Gyvenom labai paprastai, bet tuo pačiu labai ypatingai. Nes visada ir literatūra, ir filmai, ir mama visada vesdavosi į Kauno dramos teatrą, Kauno kamerinį teatrą, Vilniaus baleto teatrą važiuodavom, kai tik tai galėdavom. Tai visą laiką buvo toksai kaip ir labai paprastas, bet labai gilus ir įdomus gyvenimas šeimoje toks vat buvo. Ir mano mama tokia labai laisva, manęs niekada nevaržė, aš galėjau daryti, ką aš norėjau. Šiaip tai vis buvau toks vaikas, kaip aš sakau, Benjaminas Batonas, sena siela jaunam kūne. Tai aš žinojau, ko aš noriu, visada galvojau, ką čia padaryti, kur čia nueiti, kur čia spalvotai gyventi. Į New Yorką iš vis labai aš taip juokingai išskridau, net realiai nežinodama, kur gyvensiu. Aš turėjau bilietus, išskridau, kai turėjau kažkiek tai santaupau, galvoju, man tikrai, kai tau 23 metai, tu daug baimės, ir dabar aš jos neturiu, bet tada iš vis atrodo, gali gyventi ir gatvėje, kas man atsitiks. Ir aš išskridau, prisimenu, susileidau John Kennedy oro uoste ir aš galvoju, kur man čia dabar reikėtų apsistoti. Galvoju, okei, įsėdau į taksi, praėjau patikrą ir manęs klausė taksi vairuotojas, sako, tai kur važiuosim? Sakau, važiuojame į Manhattaną. Jo, bet tai kur Manhattane?
Sakau, nežinau, toj pasakysiu. Ir realiai aš nežinojau kur, nes galvoju, arba toj užsirezervuosiu kokią nors hostelį, arba nežinau, kažkaip. Buvo tik atsiradęs Facebookas, ten, kur mes statusus tokius rašydom, 20 metais. Ir aš parašiau, kad aš Giedrė is in NYC. Ir mano vienas bičiulis, kur seniai buvau kažkada kažkur susipažinus, sako, ką tu čia veiki. Nu ir ilga istorija trumpai, kad jisai sako, gali apsistoti pas mane su mano draugė, savaitgaliui, ant sofos pas mus viskas tvarkoja. Ir taip vienas dalykas išsivirtaliojo į kitą, kad aš ten pasilikau 3 mėnesiam ir radau, kur apsistoti, viskas ten gavosi man gerai ir aš supratau, kad aš turiu tučtau susirasti mokyklą, įstoti ir jeigu aš įstosiu, reiškia, tai yra akstinas man ten pasilikti. Ir aš radau mokyklą, įstojau, mokykla aišku duoda studento vizą, susitvarkiau popierius grįžus į Lietuvą ir išvažiavau. Tai vat, ir New Yorko man buvo įspūdis toks, kad atrodo jūra iki kelių. Jūra iki kelių, viskas, ką matėjai filmuose, yra, kuriuos esu užaugo, žiūrėjau tos Hollywoodo filmus žiūrėdama. Atrodo, tu esi čia ir dabar sutinki tus žmonės, kuriuos matydavai per televizorių, tu su jais bendrauji, gauni tos energijos įkvėpimo ir tu dar labiau nori gyventi, nori siekti dalykų ir nestovėti vietoje ir plaukti kaip ta jūra. Tai tą aš ir dariau, iš tiesų daug negalvodama, man New Yorkas davė didžiausią mokyklą. Tai buvo universitetas, magistras, bakalauras, doktorantūra gyvenimo. Ir pažinimas savęs, žmonių, šalies ir viso didžiosios dalies pasaulio. Kaip esi pilnas entuzijazmo, viskas atrodo wow. Tai pirmus 2 metus tu tokių neigiamų pusių stengiasi nematyti arba gal jų tiesiog nematai. Viskas atrodė, kad ranka pasiekiama ir čia pat ir nematai to tokių sunkumo, ar ne, kurie vėliau iškyla. Nors jie visada buvo, aišku, ir finansiškai labai sunku. Man pasisekė, kad aš susiradau artimus draugus, su kuriais mes labai bendravom iki dabar, pas ką aš galėjau gyventi. Tai man finansiškai truputį atkrito tokio absoliutaus, neadekvataus išlaidų buvimo, ar ne. Bet visada tas buvo, nes aš ten ir dirbdavau ir vakarais, ir po studijų, ir šunis vedžiodavau, ir barmenė, ir ten ko tik tai galėjai, kad kažkaip užsidirbti, išgyventi tame. Tai visada tas šalia ėjo, kad tu negali būti tik tai studijose, ar ne, tarkim. Aš žinau, kad aš neturiu šeimos, kur man jeigu kas, kad aš realiai būdavo dienų, kur galvodavau, kad aš neturėsiu kur gyventi. Vat sekančią dieną, jeigu aš nesusimoku nuomos arba mano ten kambariokai tie paskui buvo apsistoję, sako, žiūrėk, kad važiuoja pas mus šeima, nebegali būti, aš realiai žinau, kad aš turiu susikrauti daiktus ir aš nežinau, kur aš būsiu. Bet tas manęs nestabdė, nes va, tas ir New Yorkas duoda, kad yra milijonai tokių žmonių kaip aš nebuvau ten kažkokia išskirtinė, ieškanti savo svajonių, ten visi tokie. Ir žinant, kad visi tokie, tau kažkaip atrodo tai ant tiek norma, kad tu net to nesureikšminti, tiesiog tai atrodo absoliuti kasdienybė. O dar kokių man buvo iškilo sunkumų galbūt dėl akcento, kad neturi žalios kortos arba to pilietybės. Nes netgi turint darbo vizą, ne visi agentai, ne visi prodiuseriai nors tam dirbti, nes yra labai daug popierizmo. Jie negali kam jiem reikia. Yra milijardas aktorių, kurie neturi nei akcento, turi visus popierius ir jiem ten darbo viza, ten yra daug reikalų. Aš kadangi nebuvau studijavus Lietuvoje, neturėjau tuo metu su kom lyginti. Dabar galiu lyginti, nes aš pati akademijoje dėsčiau 2 metus, būtent aktorinį, method acting, kurį išmokau Amerikoje. Bet skiriasi, nes Lietuvoje galbūt vis tiek mums yra teatras labiau režisūrinis, tai kaip režisierius jisai dažniausiai aktoriaus prašo rezultato. Ir tas užduoda aktoriui, truputį riboja jo pirminius instinktus ir galbūt jisai, aišku, jeigu žmogus labai talentingas, jau automatiškai tas gaunas ir jisai padaro ir jis pats nesupranta turbūt. Kaip ir labai geri talentingi aktoriai, jie nežino, kaip pasakyti, kaip jie tai padaro, nes jie tiesiog daro, kas jam einasi. O Amerikoje mus mokė pasitikėti savo vidum ir savo patyrimais
Ir vat, mano kaip mylimiausias mokytis, mano mentorius Barry Primas visada man sakydavo, kad tu turi išmokti, kad tavęs užtenka, kad nereikia galvot, kad tu gali būti kažkuom daugiau negu esi, pasitikėti tom, kuom tu esi. Ir kad menininkas turi didžiausią dovaną gyvenime, tai visus savo gerus ir blogus patyrimus gyvenime, iš vaikystės, iš tiek, ką mes prisimenam, traumas arba džiaugsmus, paimti, paversti, netgi blogiausius patyrimus gyvenime, juos išgyventi ir įsivaizduoti, kaip tu esi kaip upė, kuri teka, ir iš tos upės, kuri teka, tu gali per tos patyrimus sukurti meną ir pasinaudoti tuo kaip fundamentaliu pagrindu savo kūrybai. Tai mes turim tą vadinamą išėjimą iš savęs menininkai, kur visos blogybės tampa absoliučia gerybė. Ir va, tas, man atrodo, mane Amerikoje aš to išmokau, nes va, jie tau, tie mokytojai, jie kažkaip randa tavyje būdą prieiti prie tavo sielos ir pamato tave ir tu neturi kur pabėgti. Man atrodo, tą daro ir geri režisieriai. Jie pamato tavo sielą ir tu neturi kur pabėgti. Jie kaip tik pamato, sako, ne, va, ten yra dar daugiau negu tavo atrodo, kad yra. Ir tas pasitikėjimas, kai kažkas pamato tavyje tą, ko tu pats galbūt nežinojai, kad turi, nu, tai yra nuostabus, įdomus jausmas, kuris duoda tokį akciją dar tobulėti ir tiesiog būti. Tai vat, man atrodo, Amerikoje tas labai svarbu. Aišku, Amerikos mokykla, jinai taip pat yra kino mokykla, jinai yra 100-metis, tai turi 100 metų patirtį. Tuo tarpu Lietuvoje jinai yra žymiai jaunesnė, pas mus yra galbūt teatras yra gilesnis ir įdomesnis, galbūt jisai kitoks, jis režisūrinis, kaip ir Nekrošiaus ar Oskaro Koršunovo teatras, jis toks žinomas. Prisimenu, kai aš įstojau pirmam kurse Amerikoje, mano dėstytojam buvo didžiausias džiaugsmas, kad aš esu iš Lietuvos ir aš esu iš to šalies, kur gimė Nekrošius. Tai va, tai jiem buvo tikrai didelis įspūdis šitas. Jie visi žinojo, jie visi vertino labai. Laimės klausimas. Tarkim, kai mes baigėm, buvo mūsų vadinamas showcase. Baigiamieji darbai, kurio atėjo daug agentų, iš visokių agentūrų. Ir, pavyzdžiui, mano viena klasiokė, iškart ją, dvi mano klasiokės, kursiokės paėmė agentai ir viena gavo ten True Detective, kita iškart nuėjo ten į A-Listar, kita ten irgi gavo vaidmenis, nes atitiko jos tipažas. Kiti iš vis nieko negavo, kiti ten gavo kažkokius komentarus. Tai vad kaip pasiseks. Vieni grįžo iš savo šalis ir pasidarė nuostabias karjeras. O šiaip tai tiesiog tu bandai gauti vaidmenis pradžioje per trumpametražius filmus, per studentų filmus. Ir iš esmės tai nėra taisyklių. Kaip ir Lietuvoje, man atrodo, niekom nesiskiria tas pats procesas. Tu tiesiog ieškai agento, ieškai būti pastebėtas, galbūt kažkas tave pamatė ar gatve einant, ar akademijoje. Tikrai nėra, yra 100 milijonų skirtingų istorijų, kurias aš pati girdėjau, aš pati patyriau ir aš nežinau atsakymą, aš manau, kad nieks jo nežino, kiekvienas turi savo kelią ir jisai yra kažkoks labai individualus, kūrybinis. Man taip grįžti buvo depresija, man buvo sunku, aš nenorėjau grįžti, aš tuo metu gyvenau Los Andžele ir man siejau savo ateitį su Amerika tikrai. Bet grįžau, nes man reikėjo prasitęsti darbo vizą, tuo metu neturėjau pinigų ir ten buvo labai sunkus, komplikuotas, ilgas procesas. Visi, kas ėjo pro darbo vizų procesą, jie žino, apie ką aš šneku. Tai aš grįžau į Lietuvą, palikus savo daiktus į Los Andželę ir tuo metu iš aktorių agentūros gavau pasiūlymą ateiti į Raimundo Banionio filmo atranką. Ir atėjus aš į tą atranką, mane atrinko į antrą etapą, matyt, aš kažkuom tikau, dar kitą ir taip užsitęsė 3 mėnesiai, ir tada darėm kameros testus, makiažo, grimo testus, kostiumų ir aš galiausiai tą vaidmenį gavau, po aš labai džiaugiausi, nes man tai buvo didelis įvykis dirbti su Raimundu Banioniu, aš kažkaip labai didžiavausi to visų procesų. Ir kol mes baigėm filmuoti tą filmą, vasaros, žiemos epizodus,
aš jau praktiškai čia gyvenau metus laiko, tai taip kažkaip labai natūraliai nusistovėjo, žinau, tas buvimas. Ir vienas veda į kitą, važiuoju, kad aš jau ten ir gyvenu jau metai ir kažkaip taip pat viskas taip ir gavosi absoliučiai netikėtai grįžimas. Mano mokytoja iš New Yorko, Lola Cohen, labai žymi metodo vaidybos mokytoja pasaulyje. Jinai man paskambino ir sako, aš tave kviečiu, aš būsiu Maskvoje, darysiu masterclass mokymus mėnesį laiko Maskvoje, gal 3 savaitės. Ir sako, aš tave kviečiu, atvažiuok ir būkime kartu. Ir aš atvažiavau ir mes 3 savaitės mokėmės ir buvo fantastiška patirtis ir buvo labai įdomu. Ir prieš pačią pabaigą mokslų mus pakvietė Gytis rektorius. Gytis tai yra didžiausia meno mokykla, universitetas, akademija, nežinau, Rusijoje. Ir rektorius mus pakvietė į Stanislavskio muziejų Maskvoje, kad aplankyti, pamatyti jo namus, kuris kūrė, gyveno ir tuo metu išgerti arbatos ir pašnekėti. Ir mes nuvykome tenai ir su visom tom moterim, kurios dirba muziejuje, sėdėjome, gėrėme raudoną vyną. Ir rektorius Gytis sako, jūs turite nueiti pamatyti į Teatrą Dog, tokį alternatyvų antipolitinį Rusijos klimato tokį teatrą ir pažiūrėti pjesę Žmogus iš Podolsko. Na ir mes nuėjome, davė mums pakvietimus ir man ta pjesė tai patiko, ir man patiko moters vaidmuo ir aš žinau, kad man nieks teatre Lietuvoje neduos vaidmens, nes aš nebaigus akademijos, manęs čia nieks nežino, kaip aktorės niekam aš neįdomi. Ir mano mokytoja Lola, linkėjimai jai, jinai sako, tu turi pastatyti šitą pjesę. Ir aš sakau, gerai. Ir aš susiradau tą dramaturgą, jisai man pardavė teisės į tą pjesę, aš parsivežiau ją į Lietuvą, išsiverčiau pas Rolandą Rastauską, tada atsirinkau aktorius pati ir galvojau, galbūt net drįsiu pati ją režisuoti, bet po to pamačiau, kad esu tiesiog dar per žalia tam ir vaidinti, ir režisuoti, man buvo tikrai visko per daug. Ir aš pasiūliau pjesę režisieriui Oskarui Koršunovui. Ir visi man sakė, tikrai jisai nesutiks ir kodėl jisai turėtų, ir galbūt jis ten neturės laiko net tą pjesę skaityti, bet jis sutiko, jam pasirodė ta pjesė aktuali. Ir jam sutikus, mes iškart pradėjom repetuoti per 3 savaitės stiprių repeticijų. Mes padarėme tą pjesę ir jinai 3 metus tapo bene lankomiausių pjesių Lietuvoje. Ir mes tikrai apkeliavome ir Lietuvą, ir užsienio gastrolės. Ir Lukiškių kalėjime atviroje erdvėje, Patvirų dangumi, jau po COVID darėme 3 berods ar 2 spektaklio rodymus 1000 mine. Visiškai išparduota, buvo tikrai įspūdinga stebėti ir negalėjau patikėti, kad tai įvyko. Buvo tikrai įdomi patirtis to spektaklio, kuris man atvėrė duris kaip į prodiusavimą tapybą. Tapyba, taip, jinai atsirado man grįžus iš Amerikos. Vėlgi aktoriai visi turbūt žino dauguma, kad nėra, kad tu dirbi iš vieno projekto į kitą. Yra tokių, aišku, kurie ir taip gyvena ir jiem labai sekasi ir aš manau, kad jie tikrai tą vertina, bet dažnai taip nebūna ir tu turi išlaukti tinkamos rolės, tinkamo projekto. O aš esu labai kūrybiškas žmogus, man gera kurti, man patinka ir man tai yra kaip gyvybė, kaip oras. Ir aš prisimenu, kad man buvo tokia kūrybinė sausuma, dykuma ir aš nusipirkau tiesiog drobę ir pradėjau tapyti. Ir tas toksai visiškai vaikiškas, valiukiškas žaidimas peraugo į labai kažką rimto ir įdomaus, kuomet karui prasidėjus ir po COVID-ų, kai neturėjau darbo kaip aktorė ir nebežinojau iš tiesų, ką daryti su savo gyvenimu. Negavau vaidmenų arba jeigu gaudavau, kažkas nesusiklodavo, neįvykdavo, tai ir man tai buvo labai skaudu. Ir aš tada supratau, kad tapyba gali būti man tas dalykas, kuris mane veda į kūrybą, savirealizaciją ir nepaisant aplinkybių, nes tu esi tu ir drobės ir dažai, visiškai nesvarbu, kas vyksta aplink tave ar pasaulio kontekste, ar ne.
Tai taip atsirado ta kūryba ir jinai vis didėjo ir jos daugėjo ir kažkaip tai gavosi absoliučiai organiškai. Aš tikrai nevaidinu kažkokios ten dailininkės, bet aš darau, kas man darosi. Aš darau, nes man tai patinka, man įdomu patirti tą intravertišką pasaulį. Aš galbūt tokia labiau visą gyvenimą buvau ekstravertė. Bet aš supratau, kad aš esu visokia ir dailė, tapyba, man atrodo, mane praturtina kaip visapusišką kūrėją ir aktorį. Ir aš esu įsitikinusi, kad taškai dėliojasi ant į ir kuriant filmus, kuriant vaidmenis, tą tapybą ir iš vienos ar kitos pusės įtakoja vienas kitą. Skritai tai yra tiesiog kūryba. Ir man ta tapyba tapo didelė dalis manęs, dabar turbūt didžiausia šiuo metu. Aš iš tiesų nesistengiu vaizduoti nieko, aš tiesiog, man gera daryti tai, kas darosi, tapyti tai, kas taposi. Ir aš nesistengiu ir nenoriu apkrauti ir galvoti pačio proceso, apgalvoti. Man įdomu rezultatas ir į ką jisai mane ves. Kaip ir pats gyvenimas, jeigu aš žinočiau rezultatą, man turbūt būtų net neįdomu eiti į kažką. Žinoma, tu turi kažkokią abstraktų finalinį vaizdą, taip, bet kaip į tą nueisi, aš leidžiu tam būti. Ir tas yra gyvenimas su viskuo. Aš esu dabar visai neseniai daviau nemažai interviu ir šnekėjau su meno kritikais. Ir aš kaip jiems sakydavau, kas man iš tiesų yra labai įdomu. Aš užsimindavau, kad labai nuoširdžiai, kad aš kuriu įkvėpta savo vaikystės ir prisiminimų apie savo vaikystės įsivaizduojamą kambarį. Nes aš augau, tikrai neturėjau ten kažkokias galybės žaislų, bet jų vaikystėje nereikia, nes tu prisikuri jų tiesiog savo vaizduotėje. Ir aš kai tą sakau kritika meno, jie sako, taip negali šnekėti, nes iš karto visi tavęs nelaiko rimtų menininkų ir jeigu tu pradedi jau apie vaikystę šnekėti, tai jau visi supras, kad tu nežinai, apie ką tu šneki ir ką tu kuri. Ir aš pagalvojau, wow, reiškia, kūrėjas jis turi filosofiškai apgalvoti, su kažkuo pasitart, parašyti apie save recenziją, aprašyti savo darbus, kūrybos, ir jis tiesiog negali būti ir kurti taip, kaip jam einas. Galvoju, kokia nesąmonė. Ir iš tiesų man ir dabar yra skaudu. Keista, net ne tai, kad skaudu, bet keista, nes atrodo, o tai kas gali būti laisvas, jeigu ne kūrėjas? Kas gali būti, jeigu aš noriu kurti apie vaikystę, kodėl aš negaliu kurti, ką aš esu mažiau kažkoks įdomus arba mažiau spalvingas? Mano paroda, šita būtent Kind of Blue yra įkvėpta mano vaikystės prisiminimų ir vaizduotės. Ir taip pat muzikos, džiazo muzikos. Aš labai daug klausau džiazo muzikos ir pats pavadinimas Kind of Blue tai yra iš Miles Daviso vieno mano mylimiausių įrašo Kind of Blue, kurio aš dažnai klausau ir klausiau kurdama šią parodą. Ir džiazas ir yra vaikystė, yra kūryba, yra vaizduotė, kai tu nežinai, ką tu eini. Kaip ir žinai, bet nelabai. Tai aš manau, kad mes ir turim visi džiazuoti kažkiek gyvenime, sau leisti. Bet tai yra mano gyvenimas. Tai yra asmeninis gyvenimas. Ir jeigu kalbate apie antrą pusę kažkokią, man atrodo, tai turi atsirasti žmogus, kuriam gera būti šalia žmogaus, kuris yra toks, koks jis yra. Ir tada tas asmeninis gyvenimas, jisai įtakoja ir tavo profesionalų gyvenimą ir jis netrukdo vienas kitam. Aš manau, kad asmeninis gyvenimas, jisai turi tik padėti, netrukdyti. Arba galbūt vis tiek tu augi, jeigu tu turi šeimą, vaikų, atsidaro dar kiti klodai, emocijos, kurių niekada nepatyrei. Tai aš manau, kad aš neturiu dar vaikų savo, tai aš manau, kad man dar etapai laukia, kurie bus labai įdomus, ko aš dar galbūt save atrasiu kažkokiam kitam amplua ar kūryboje, spalvose, nes aš tikiu, kad vyrui, bet moteriai ypač, aš manau, motinystė turėtų atverti spalvas, bent jau kiek girdžiu iš draugų, kad atdaro tiesiog Pandoros skrynia, kur tik spėja gaudyti.
kuris leidžia būti, kuris supranta ir nežinau, kuris mėgsta muziką, maistą, teatrą, kiną, valgyt, vaikščiot, nežinau, laisvas žmogus. Bet laisvas ne kažkoks palaidūnas, o laisvas sieloje. Kaip aš. Laimė yra, man laimė atrodo yra, kai tiesiog tau gera ramu būti. Kai tu gali sėdėti ir negalvoti, kaip man rytoj išgyventi, arba ką čia su savim daryti. Tai man atrodo yra laimė daryti, dirbti tai, ką tu myli. Turėti gerų draugų aplinkui, kur gali paskambinti naktį dieną, kur gali pasišnekėti, man tai atrodo laimė. Bet aš jaučiuosi laimingiausia, kai aš dirbu darbus, kuriuos myliu. Ir esu apsupta tarp žmonių, kuriuos myliu ir gerbiu. Aš tikiu, kad yra žmonių, kurie mane myli. Ir aš tikrai myliu žmonės ir man... Taip, manau, tikiuosi visapusiškai, taip. Myliu ir esu mylima. Čia geras klausimas. Dievo dovana. Aš manau, kad visi galbūt yra talentingi, nežinau. Kiekvienas turi savo talentą. Bet didžiausias talentas, man atrodo, yra gyventi gyvenimą, einant tuo keliu, atpažinti savo talentą. Nes kiti gali turėti, bet jie kažkaip proto vedami ar galbūt gyvenimo aplinkybė, aš nežinau, nukrypsta nuo to ir eina praktiškai priešinga linkme. Tai man atrodo yra talentas atpažinti savo talentą ir tuom gyventi. Nesvarbu, kas tai būtų, ar tu keistum kranus, ar tiestum kelius, ar tapytum paveikslus, kurtum muziką, tai yra absoliučiai nesvarbu, nes aš, pavyzdžiui, neturiu jokio absoliučiai nulį talento skaičiam arba ten buhalterijai, ten kažkam. Kažkas turi, suprantat, bet tai turi atrasti save tame. Tai jeigu buhalteris jis pradės tapyti, aš nežinau. Ir atvirkščiai, jeigu aš pradėsiu būti buhalterė, sakys, gal tu nebedirbk. Tai man atrodo, iš tiesų yra labai svarbu tą talentą atpažinti, kad kažkas tau gyvenime padėtų, arba, nes mes visi jo turim, bet vat, kaip eiti tuo keliu. Ir tai yra didelė dovana. Dovana, tai yra charizma kažkokia, ar ne, kuri mes jį pastebim, mes jaučiam, tas žmogus yra, mums tampa ypatingas. Aš nežinau, aš dar nežinau savo tų talentų, aš dar bandau juos patirti, bandau suprasti, nes daug visko bandau ir dar ragauju gyvenimą. Ir aš taip jaučiuosi, kad dar nesu iki galo atradusi tokio suvedimo į vieną, nes kažkada man visi taškai, visos gyvenimo patirtis susidėlios ant į. Dėl ko man tai duota, aš nežinau ir aš net nežinau, kas man duota. Aš vėlgi pasikartosiu, aš darau, kas man darosi. Aš per daug negalvoju. Aš šokau, kaip šokau, nes man šokosi, aš vaidinau, kai man ateina vaidmenys, aš tapau, kai man taposi, gaminu, perstatau baldus, kaip man patinka, mėgstu fotografiją ir kitus daug dalykų, bet man atrodo, tas veda vis tiek į vieno didelio gyvenimo kažkokį projektą, kuris, man atrodo, dar aš turiu tam laiko, tikiuosi. Priklauso nuo vaidmens. Kai tu skaitai scenarijų ar pjesę, tu automatiškai yra pirmi instinktai. Ir tu pajauti iškart ir tau ateina, tau aišku, kažkokie prisiminimai kyla galvoje, ar tu supranti tą personažą ir tu net nežinai, kodėl tu jį supranti. Arba tau automatiškai tam tikra eilutė nuveda į tam tikrą prisiminimą ir vat būtent tas talentas ar ne tave ištempia. Tai yra impulsas, tai yra pirmas impulsas, kuris tave veda ir turi pasitikėti juo. Ir tas labai svarbu. Ir aišku, aktorius jisai kuo daugiau turi patirčių, tuo jisai daugiau turi įsivaizdavimo ar ne ir bagažo, galbūt suvokimo, pasaulio matymo. Kita vertus, kartais labai gerai nieko apskritai nežinoti ir ateiti stačia galva ir sukurti tą personažą absoliučiai iš nulio. Tai vėlgi priklauso labai nuo medžiagos. Bet kalbant man
asmeniškai aš manau, kad su branda ateina daugiau pasitikėjimo, daugiau patirčių, daugiau pasaulio suvokimo ir netgi žmonių pažintų, iš kurių gali paimti daleles ir kurti personažą. Arba iš savo grinai gyvenimo ir paimti tam tikrus momentus ir juos pritaikyti personažai, ar ne? Kad ašgi jeigu vaidinsiu narkomanę, tarkim, aš nevartoju narkotikų, tai kaip man sukurti tą būseną, bet aš galiu prisiminti, kaip aš gulėjau ligoninėje apsvaiginta prieš operaciją, tarkim, ar ne, ir aš prisimenu tą būseną, ar per haliucinacijas, ar kažką, aš galiu tą pritaikyti. Tiesiog panaudoti panašius, ar ne, arba sudaužytą širdį, arba kažkokią netektį, juk jeigu man reiktų vaidinti, kad aš kažkokio artimo žmogaus netekau, o aš jo nesu gyvenime patyrusi, bet aš galbūt gyvenime kažką esu tikrai turėjus stiprią netektį. Ir tą galiu pritaikyti. Bet čia tas method acting vadinamas, kurį būtent ir mokinausi New York'e ir po to dėsčiau akademijoje. Yra, man atrodo, būtent ir kuo tu daugiau tų patirčių turi, tuo tu tampi brandesniu aktorium ir kuo tu daugiau skaitai knygų, domiesi, eini, tyrinėji, stebi kitų žmonių darbus, tu plėti savo akiratį, žinai. Jeigu mes tik sėdėsim ir braukysim per Instagramus arba telefono ekranuose gyvensim, tai mes ir būsim tokie riboti žmonės ir aktoriai, kūrėjai. Bet tu kiekvieną dieną išėjęs į gatvę gali apsidairyti ir eiti į muziejų, pati yra žmogaus pasirinkimas. Tai man atrodo, menininkui yra be galo svarbu pasaulėžiūra, kaip čia ta žodis, kaip tiesiog domėtis pasauliu, menu, žmonėmis ir visuo kuo. Ir leist savo patirti dalykus, nestabdyti savęs, bet būti pažeidžiamu. Nežinau, bet man toks jausmas, kad aš dar einu tik tai į ten, kur aš noriu būti, kur aš matau save. Aš taip labai atvirai šneku, bet iš tiesų man atrodo, kad aš dar tik renku patirtis ir aš nežinau, į ką aš einu. Ir aš bijau kažką sakyti, nes mes gyvenam labai keistam pasauliu, kuris keičiasi. Gali įvykti dalykai kaip ir su COVID-u, daug kas keitėsi, vertėsi žmonės, ką buvo prisiplanavę, jiems viskas apsivertė, sustojo, pasikeitė, išvažiavo, grįžo. Tai dabar irgi mes gyvenam, mes nežinom, kaip bus, tai aš net nežinau, ką čia galvot, bet man atrodo, kad aš dar renku tas patirtis ir aš jas dar dėlioju ir man labai įdomu, kas bus pačiai. Norėčiau dirbti su įdomiais žmonėm, norėčiau dirbti su žmonėm, kuriem įdomus mano vidus, norėčiau, kad mano menas tiesiog sklistų pasaulyje, nesvarbu kokią formą. Ir tas pasaulis grįžtų atgal į mane.